tai ką tu čia dirbi? Labas rytas. Va, su Gvidu vėl grįžome pafilmuoti biš naujos informacijos. Na, čia va, mano filmuotojas. Tai, Gvidai, nu, sušoksi tą šokį. Jo. Nu, čia kalėdinis šokis jums. Kodėl kalėdinis? Nu, turėk, kalėdas artėja. Gerai, vienas. Nu. Nu, iki 10 skaičius. Neskaičiuk, šok. Vienas, du, trys. Va. Va, čia buvo šokis. Na, gerai, dabar imk. Va. Nu, dabar mane filmuok, Vida. Žinau. Sveiki. Sveiki. Va, paruošėm dabar visų pirma su artėjančiom šventėm. Turiu labai super naujienų. Visiems, kas nesusitvarko su svoriu, kam cholesterolis, kam visokie stresai, depresijos. Tai va, yra tokia, daug sužinojau, daug patyriau, dabar visiems pasidalinsiu labai svarbią informaciją. Bet yra taip. Na va, dabar atlikau labai įdomų eksperimentą ir labai bus naudinga, kas jau turi tepalus, pabandyti tokį variantą. Bet pradžiai dar tokia informacija. Svoris mūsų svoris, nu kaip, čia svoris auga, pavyzdžiui, badaujant, patiriant didelį stresą, krenta svoris, bet kraujyje didėja cholesterolis. Čia 100% visiems. Jėtus kaip lyskiai. Ką? Kaip lyskiai. Kai filmuoju, biskit būna lyskiai, nusėsas. Gerai, filmuok, viskas. Tai va, didėja cholesterolis ir kai mes, kraujyje padidėja cholesterolis ir kai mes nustojam ar badauti, ar stresas praeina, svoris pradeda kilti net nuo vandens. Mes geriam ir mes stambėjam, storėjam. Todėl, kad iš kraujo tas cholesterolis yra statybinė medžiaga ląstelių ir tada iš kraujo geriau eina į riebalus, greičiau išsivalo organizmas ir čia yra organizmo apsauginė funkcija, kad išsivalyti kraujagyslės, viskas eina į kūną. Va, ir aš, žinodamas tas žmoguje visas, kas vyksta reakcijas tas, aš pabandžiau sakų tepalą. Nu kaip, aš buvau pusę metų, aš įsivalijau ten tulžį, viską susitvarkiau su sveikata ir pusę metų nevartojau sakų tepalą. Dabar pradėjau, taip jau seniai įtariau, kad yra tokia galimybė, tai pabandžiau. Iš pradžių pabandžiau vieną dieną, tai aš sakų tepalą pavartojau, nu kaip, aš pusę šaukštuko tepalo, karštos arbatos ir jokio maisto. Aš pagalvojau, kad aš taip vieną dieną pabandysiu. Nu kaip, pavartoji, išgeri arbatas į tualetą. Vakare pusę šaukštuko tepalo ir į tualetą. Ir, žinokit, pirmą dieną prabėgo taip, kad kadangi tepalas paskatina tulžies bėgimą, dingsta visas alkis ir iš viso isto. Tai pirmą dieną praleidau nuostabiai, nes ir dirbau ten Vida į mane žiūrė. Nu, gerai. Į gamyboj dirbau, į po miškus ir taip prabėgo visą savaitę. Pusę šaukštuko tepalo, arbatos, ryte, vakare. Ir vakar jau pradėjau valgyti, nes, nu kaip, pagal mokslinius visus tyrimus, bet ką vartojant, reikia apie savaitę vartoji, savaitę pertraukų. Tai pabandžiau valgyti ir lyg būčiau vakar valgys. Jokių nėra, čia net ne badavimas, čia skaitos organizmo valymas, nes kiek žiūrėjau tualete su prožektoriu, kas čia nevalgai, bet vis tiek eini tualetą.
tai išmatos vienas cholesterolis, nes esu matęs cholesterolinių akmenų spalvą, tai ten elektrinė žalia spalva išmatos. Bet sveikata, žinokite, tiesiog super. Ir visi, kas vargsta su svoriu, su cholesteroliu, pabandykit tokį variantą ir būsite labai nustebinti ir sužavėti tiesiog. Jau kas tu po švenčių būtinai pabandykit tokį variantą, bus, va čia yra rinkinukas, kuris reikalingas visiems. Pavyzdžiui, šiąnakt sūnus prabudo, skauda, kas tau skaudėjo, Gvidai? Kojose vidai. Gerai, filmuok. Nu, taigi biški. Nu, biški, va. Patepiau štai dervos ir vaikas nusiramino, užmigo ir viskas. Tėti, ir ne tokios daros, biški kitokios. Nu, tokios, ne, tepiau, tokios į bištepal. Tepalas mažiau padėjo, o dervą... Biški, kaip neprisimenu, biški buvo, kaip tie tepalai tą dervą. Jo. Va, ir tas rinkinukas labai reikalingas ir šeimoje, ir asmeniniam naudojimui. Va, gerų švenčių ir naudokite, įsigykite ir būkite sveiki. Va, viso. Viso.